Labą dieną, labas rytas, labas vakaras. Bet kada žiūrite šitą podcastą arba klausotės, mes sveikiname su jumis iš mano kabineto ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Jau 4 seriją filmuojam ir įrašysim, kalbėdami apie švietimo technologijas šį kartą, vadinamuosius edtekus. Jeigu nežinote iš viso, apie ką čia šitas podcastas ir kas iš viso vyksta, tai gal porą sakinių pasakysiu. Mes supratom, kad reikia truputėlį daugiau laiko paaiškinti, ką veikiame ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, ką su komanda dirbam, ką su verslu dirbam ir jau 4 podcastą filmuojam, tiksliau laidą. Filmuojam, tai jeigu norėtumėte pažiūrėti ankstesnes laidas, jas galite rasti bet kur internete, YouTube, Spotify, kitur, pasižiūrėkite. Na, o aš daugiau gal ir nekalbėsiu per daug šią įžangoje, mano darbas yra daugiau sumoderuoti puikius kalbėtojus. Ir šiandien su mumis yra Šarūnas iš EdTech asociacijos. Labas rytas, mes filmuojame dėl to sveikinasi. Labas rytas, nebent nemiegojai. Aš miegojau. Okay, labai gerai. Nuotoliniu būdu iš saulėtosios Palangos su mumis yra Monika Katkutė, Vedlių vadovė. Labas, Monika. Labas. Ir iš saulėtojo Vilniaus Ieva Valeškaitė, mūsų ekonomikos ir inovacijų viceministrė, kuri turi kaip daug darbų savo bagažinėje, bet atsakinga taip pat yra už vaikų verslumą ir skaitmeninį verslumą, tai pakalbėsim ir apie tai. Tai gal apšilimui, Šarūnai, apsibrėžkim savoką, čia labai moksliukiškai iš mano pusės, bet mes vis tiek mėgstam tikslius dalykus. Tai kas yra edtekas, švietimo technologijos, kaip tu pats prie to prieėjai, save čia atradai, papasakok truputėlį. Jo, tai gal nuo edteko pradėsiu. Pirmiausia, kad suprastume, apie ką šiandien kalbam. Tai iš esmės 2 žodžių sandūra, kuri pasako, kad tai yra švietimo technologijos, bet man patinka žiūrėti per Gutenbergo spaustuvės analogiją, tai iš esmės, kai kažkokia technologija padaro inovacijas švietimo sistemoje. Jeigu kompiuterį padėsi klasėje, tai nebus edtekas, jeigu tu nepadarysi kažko, kas atneša kažkokią naujieną ir padaro kažką geriau. Tai iš esmės per technologijos daromas proveržis švietimo sistemoje. Tai yra edtekas, švietimo technologijos, bet tai turi būti inovacija, tai turi būti kažkas, kas atlaisvintų mokytojams rankas, kas padėtų įtraukti moksleivių ir panašiai. Kaip pats, kaip Šarūnas, ar ne, supratai, kad, aš noriu su švietimo technologijom dirbti, tu turi startuolį, turi asociaciją, vadovauji asociacijai teisingai, gal truputį papasakok savo asmeninį santykį. Kodėl? Labai svarbu atsakyti į klausimą, kodėl aš esu čia, o ne kažkur kitur, ne? Jo, aš studijavau Anglijai, grįžau iškart po studijų į Lietuvą ir netyčiniu būdu atsidūriau neformalaus ugdymo organizacijai. Pamačiau tokią, ten prie Lioto, prie Transparency International, ten tų laikų visų nevyriausybinių organizacijų. Aš tenais supratau, kad baigęs gamtos mokslus, supratau, kad visgi noriu ten būti. Ir tada tenais, sugadino mane švietimas visam laikui ir aš negaliu nuo jo niekaip atsitraukti. Man įtraukė mane ir ten jau ilgą laiką ir esu, nuo neformalaus ugdymo iki andragogikos, suaugusių švietimo, iki konsultavimo, iki IT akademijos, iki po to edtech asociacijos ir dabar ir moksliuko esu bendrai kūrėjas ir vadovas. Tokią programėlę tokią turim, kur padeda moksleiviams egzaminams ruoštis. Dabar iš tikrųjų, kad žinotumėte, mes atėjom čia ryte anksti ministeriją ir Šarūnas iškart ištraukė savo programėlę ir pradėjo mums su Ieva kišti telefoną, rinktis, kurią 11 ar 12 klasę egzaminų norite išsibandyti. Mes sakom, gal kokią 7 galima pasižiūrėti, bet pasižiūrėsim. Aš tikiuosi pabandysim nes šiaip visai smagu, ten plus tarpiniai patikrinimai atsiranda, tai irgi įdomu išsibandyti, kas ten bus, nes vis tiek tam tikra naujovė švietimo padangėje. Bet jo, švietimas kažkaip taip atsirado ir jisai, jeigu pas kažką atsiranda, sunkiai išsimuša vėliau. Tai toks kažkoks dalykas, kuris atrodo, kad tu darai kažką gero, kažką dėl Lietuvos. Kuri pokytį. Jo, iš esmės esi to pokyčio dalis ir man visada patinka kažkaip daryti dalykus. Aš mėgstu tą posakį, dalykai pasidaro darymo būdu.
Tai visada gali sakyti, kad ten blogai ir ten neveikia ir čia viskas bus šakės, bet gali paimti ir kažką padaryti. Tai švietime man atrodo, kad daugiausia reikia kažko padaryti, kad būtų geriau. Tai tą ir darom su ETECH asociacija, su moksliuku, ir Monika su vedliais, nebejoju. Taip. Ir visi, kas po asociacijos kviečiu. Monika, į tave bandau ir pasikreip, pažiūrėsime, kaip mums seksis hybridas. Jau seniai turėjom hybridinius susitikimus, bet papasako gal apie vedlius pirmiausiai. Aišku, ir apie save, ir apie vedlius. Tai yra, ko gero, vienas žinomiausių Lietuvos ETECų, dar žinomas kaip Teachers Lead Tech pavadinimu. Kaip tu čia save atradai, ką nuveikėt ir dabar skeilinat gana sėkmingai. Na, žodžiu, aš jau toj pati pradėsiu apie tave pasakoti, tai gal tu imkis tą? Labai gerai, nes tada aš suprasiu, žinai, kaip žmonės mus mato iš šono, nes visą laiką, kai tu verdi savo sultise, tai toks jautiesi suprantantis ir visiems aiškus, bet kiti pradeda apie tave pasakoti, supranti, kiek dar kyšo tokių skylių. Tai kaip Šarūną įtraukė švietimas po studijų, taip mane įtraukė startuoliai ir technologijos. Ir aš jau po studijų išvažiavau dirbti Londoną ir tenai dirbdama reklamos srity kažkaip aš pati nesuprantu, kaip pradėjau savo pirmą startuolį kurti. Čia buvo prieš 10+ metų ir tada kažkaip tas pirmas judėjo, tada pritrūko man gal drąsos tą idėją įgyvendinti, tada grįžau į kitą startuolį, prisijungiau jau Lietuvoje, nes mačiau, kad 2010 metais, 2011 aš sėdėdama Londone, dirbdama vienoje geriausių reklamos agentūrų, turėjau tą jausmą, kad Lietuva yra ant kraštelio kažkokio didžiulio sprogimo. Visiškai nepamatuotas protų tas jausmas buvo, tiesiog toks pajūtimas, dalyvaujant startuolių renginiuose ir kad pas mus bus daug įdomiau, nes tai, ką mes užauginsim, mes galim per artimiausią 10-metį padaryti didžiulį proveržį. Ir iš tikrųjų, tuo metu, kad ir kaip taip utopiška atrodė, po 10 metų turim jau ir keletą vienaragių ir startuolis kaip terminas pas mus jau toksai dažnai linksniuojamas, tai aš atėjau iš startuolių pasaulio ir dalymas startuolių pasaulyje pamačiau dvi tendencijas. Tai viena, kad ypatingai dar tuo metu startuoliai ypatingai buvo vaikinų vyrų, tai buvo labai į programavimą ir tokį gilų technologinį žinojimą sutelktos komandos ir dažnai startuolių renginiuose būdavau vienintelė mergina moteris ant scenos, tai man jau toksai buvo didelis klaustukas. Ir kitas dalykas, bet kurį startuolį kurdama aš laiką labai galvodavau apie tai, kaip panaudoti technologijas, kad iš tikrųjų kurti poveikį ir naudą visuomenį, kad kažkokį poslinkį daryti. Tai buvo toks kaip mano vidinis apsisprendimas. Ir ta antra priežastis buvo, kai gimus mano vaikam, aš labai ilgai galvojau, kas man labiausiai skauda visuomenė ir kam norėčiau paskirti artimiausią 10-metį, tai iš tikrųjų buvo švietimas, nes aš pritarčiau Šarūnui, kad tai sritis, kur itin daug pokyčio reikia, ne tik žinoma Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Ir žinot, aš kaip pradėjau žiūrėti, kas vyksta švietime, tai aš girdėjau tiesiog daug problemų. Ir man kaip kūrėjai tai buvo toksai, o mes galim daryti, kažkaip labai daug kalbama, galima daryti. Tai mano 50 centų į tą pusę, kad galima kažką bandyti, bent jau pradėti daryti. Ir sakyčiau, mano toks savotiškas naivumas ir neprisirišimas prie švietimo, kaip neturėjimas to tokio legacy ar palikimo iš anksčiau, man tik iš tikrųjų padėjo lengviau įsivažiuoti ir eiti tokiu kaip buldozeriu. Ir aš pradėjau nuo šeštadieninės technologinės kūrybos mokyklėlės vaikam, tai čia 2015 metais. Tai pradėjom būrelius vaikams, kai vaikai Vinted ofise, tada dar Vintedai nebuvo tokia didžiulė kompanija, Žirmūnuose, vietoj Vinted darbuotojų susirinkdavo ir su mentorių pagalba mokydavosi programuoti, virtualios realybės ir kitų šiuolaikinių kompetencijų. Ir aš kaip startuoliško mąstymo žmogus ilgai laukiau, kada man susišvies šitam visam procese, tai kur čia yra galimybės dideliam augimui, kur mano šeštadieninės mokyklėlės idėja gali tapti higiena, nes irgi dar paantrinsiu Šarūnui, kad mano galva technologijas ir ypatingai dirbtinis intelektas į švietimą irgi tikrai atneša tą momentą, kai mes esam
prie didžiulio lūžio, nes tie, kurie išmoks skaityti, suprasti ir kurti technologijas, tikrai turės didesnį pranašumą skaitmeninėje ekonomikoje. Ir mano galva, mes kaip šalis turim užtikrinti tą bazinį lygį kiekvienam vaikui Lietuvos mokyklose. Tai yra mūsų konkurencinis pranašumas, mūsų toksai investicija į ateitį. Tai Vedliai iš principo yra naujos kartos informatikos ugdymo sistema ir jinai yra paremta naujausia ne tik pedagogika, ne tik informatika, bet ir orientuota į skirtingų vaikų poreikių pamatymą. Nes mes, kaip sakom, yra sukurta patirti mokymosi džiaugsmą. Ir mes dabar dirbam su mokyklom Lietuvoje ir jau startavom su mokyklo Amerikoje, nes mano galva švietimui reikalingos 2 savybės. Kantrybė ir užsispyrimas yra tikrai mano šiuo metu stipriausi dalykai. Ir man be galo žavu, kad mes EdTechas kaip sritis, nes tu gali ne tik Lietuvos švietime kurti pokytį, kurti tvarų ir greitai augantį, sąlyginai greitai augantį verslą, nes jeigu kalbėsime apie techus, jie vis tiek šiek tiek lėčiau auga, bet ir garsinti Lietuvą pasaulyje, pristatyti produktus pasaulyje ir taip dar labiau stiprinti mūsų matomumą kaip pridėtinę vertę kuriančių produktų šalies. Monika, tave truputį jau čia ir sustabdysim. Iš tikrųjų, Šarūnas palygino su Gutenbergo presu inovacijas, ar ne, ir švietime lygiai taip pat. Tai iš karto kažkaip sureagavau, nes neseniai lankiausi Vokietijoje, Mainze ministras, jų IT ministras Visingas tokį įsteigė inovacijų klubą, aš jau gal net esu ir šitame podcast'e truputį apie jų užsiminus, kur 3 Baltijos šalių ministrai, plus Vokietijos ministras atsakingi už digital, pradeda tokią bendrą formatą, kur daug visko kalbam ir apie reguliavimą ir panašiai, nes vokiečiams tai Baltijos valstybės yra pavyzdys technologijų srityje. Jie nori daugiau išmokti, kita vertus, mums, Baltikams, pabendrauti ir bendrai padirbėti su Vokietija, viena įtakingiausia ES ir formatuose ar ne šalimi, yra didelis džiaugsmas ir turtas. Tai kaip tik kalbėjom apie Gutenbergo presą Mainze, nes ten pasirodo jis buvo ir išrastas. Ir įdomioji dalis yra ta, kad, čia vat ir vienoje knygoje, gana žymioji, Why Nations Fail, apie jį buvo kalbama, tai buvo šalis, kurios priėmė presą, ar ne, automatizavo knygų rašymą, čia jau literaliai, ta prasme, tiesiog ne to žodžio prasme, kalbant apie pačią techniką. Ir į rytus šalis buvo, kurios sakė, ne, atims iš mūsų darbo vietas, mums nereikia šitų naujų technologijų ir pasilaikykit juos vakariečiai, nes decentralizuoja laisvą žodį, ar ne, automatizuoja procesą, nebevaldo elitai šito. Ar yra kažkiek to matyti ir su technologijom ir dabar? Ir nežinau, gal dar, Monika, tau vieną tokį klausimą pafilosofuoti truputėlį. Jūs dirbat su mokyklom ir dirbat su mokytojais. Ir mokyti mokytojus, pati žinau, kad nėra labai lengva užduotis ir dar ir Ieva tau iškart paskui suteiksiu žodį. Kaip yra priimamos tos naujovės mokyklose? Ar kaip Gutenbergo presas Nyderlanduose, ar kaip Gutenbergo presas Osmanų imperijoje, turint omeny, kad Nyderlandai skeilino ir augo, o tuo metu rytuose kaimynai atmetė technologiją? Man atrodo, dabar mes esame tokia geresnėje situacijoje, nes jeigu ir pačio švietimo sistemos dar ir norėtų būti Osmanų imperijoje, tai vaikai tikrai yra vakaruose. Ir mes negalim to ignoruoti, negalim to apsimesti. Ir jeigu tai ignoruodami mes dar labiau atitolinam mokyklą nuo konteksto, kuriame auga ir gyvena vaikai. Tai mano turbūt pagrindinė žinutė mokytam, kai su jais dirbam, yra ir mokytojai tai supranta ir sako, bet jų kompleksiškame ir tikrai iš ties sudėtingame darbe prisijaukinti technologijas ir jas prisijaukinti efektyviai nėra paprasta, nes man atrodo, kad su mokytojų mokymu ir mokytojų
ruošimu ir šiaip bet kokiais produktais mokytams jie yra tiek kartų daug buvo nuvilti, nekokybės pažadų ir kažkokių tai revoliucinių idėjų. Tai kaip ir Šarūnas sakė, techas gauna didžiulę atsakomybę, ne tik sukurti kažką naudingo, ne tik sukurti verslą, bet ir atlaisvinti mokytojų rankas, į vaikų įtraukimą padidinti. Tai sakyčiau, kad kantrybės, atvirumo ir tikrai įvairovės daug yra mokyklose. Turim tokių regioninių mokyklų, kurios tik tai duok ir jos auga ir supranta to vertę. Ir turim ir miesto mokyklų, kur vadovai nesupranta technologijų ir tada jau kryžium gula, kad tikrai jų mokyklose to nebus. Tai tikrai visais lygiais edukacija vyksta. Ir kitas iššūkis yra ne tik mokyklos, bet ir, pavyzdžiui, švietimo centrai savivaldybių, kurie gana paprastai supranta technologijas, kad viskas, kas vyksta kompiuteryje, tai yra jau technologijos ir apie jų efektyvumą ir naudą klasėje kalbėti, su kuriais būna tikrai didžiulis iššūkis. Aš gal apie atskirtį irgi prisidėsiu prie to, ką Monika pasakė ir truputėlį gal noriu pasiplėtoti, kodėl čia pokalbis vyksta ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, švietimo ministerijoje, nes gal klausytėjom truputėlį ir neaišku, kaip mes čia dalyvaujam visam šitam dideliam paveikslui. Vakarėlį. Tai ministerija vykdė ir vykdo toliau moksleivių verslumo programą, kurios, kaip čia pasakyti, rezultatas, toks apžvalginis įvertinimas metų veiklų būdavo mūsų moksleivių mugės. Su Junior Achievement bendradarbiaudami tą programą vykdom. Ir žodžiu, mes su komanda vieną kartą nuvažiavome į tą mugę, antrą kartą nuvažiavome į tą mugę ir matom, kad kaip ir viskas labai smagu, dalyvių daug, renginiai kokybiški, bet tie verslai, kuriuos kuria mūsų moksleiviai, yra tokie analoginiai. Rankų darbos daugiausiai, taip, ar medų kažkas su seneliais suka, parduoda, ar kažkokias servetėlės mezga, ar marškinėlius gamina. Kas nėra blogai, bet 7 klasėje taip suktis. Skaitmeninių produktų, skaitmeninių verslų, aukštos pridėtinės vertės verslų yra iš tikrųjų mažoji dalis. 80% tų verslų būdavo tokie, kaip mes sakom, rankų darbo, ar ne, rankdarbiai įvairūs. Ir sakom, kažkaip tai norėtųsi daugiau tos pridėtinės vertės verslų ir pradedam kalbėti su tais moksleiviais. Sakom, jūs atsivežėt labai tokias šaunias 3D printerių išspausdintas, iškirptas puotkeles. Sakom, konkurentai jūsų priešais jūs įsikūrė puotkelės labai panašios, sakom, tai kuo išsiskiriat nuo konkurento, nes mūsų darbas toks būdavo paprovokuoti. Padėti karštą puodą, ant stalo tokia servetėlė, medinė. Arba tokia kaip čia stovi. Taip, panaši kaip šita pinta, tik ten lazerių pjaustyti iš medžio, žodžiu. Okay. Ir mes sakom, labai šaunus gaminiai tikrai, bet mūsų darbas toksai biškį provokatorių yra, tai sakom, tai kuogi skiriasi jūsų gaminys nuo konkurentų? Sako, niekuo, iš tikrųjų tai niekuo. Sako, mes tai šiaip iš tikrųjų, ką darom per pamokas, tai ne šitas puotkelės, mes čia jas tik dabar į mugę išsipjovėm, o šiaip mes turim robotinę ranką. Ką sakom? Robotą ranką. Sakom, kasgi čia per robotą ranką? Kur jūs laikot tą ranką? Išsitraukia video, tikrai veikia puikiausiai. O čia ta ranka? Taip, puikiausiai. Čia ta ranka, kurią aš mačiau? Robotinė ranka, griebia daiktų, žodžiu, sakom, o tai kodėl? Jūs turite robotinę ranką, o į mugę verslo atsivežėt, atsiprašau, puotkelės. Ir jie sako, tai taip, nes mes pagalvojom, tos rankos tai mes čia neparduosim, o va puotkelės tai galim dar iki kalėdų pirkėjam išparduoti. Ir mes taip sakom, su komanda sakom, ne, čia negerai. Ta prasme, gal ir mokytojai ta prieiga tokia įdomi, kad ką atsiveži į mugę parduok, bet mes sakom, bet jūs suprantat, kad sprendimas, kurį jūs namie palikot, tai yra toks dalykas, kuris galite jį parduoti, ištobulinę. Žinai, jie nedalyvavo inovacijų mugėje, jie dalyvavo verslumo mugėje, jie atvažiavo ten, kur yra klientų ir roboto rankos tu niekam neiškiši. Aš jokių būdų tą padėkliuką. Aš tikrai nesmerkiu bandymo parduoti sėkmingai, įsivertinu, aišku, kokiam produktui rinka yra, tai yra gerai, bet mes tiesiog daugiau norėjom tokių rankų matyti ir tada pradėjom sukti galvą su Aušrine ir su komanda, kaip mes čia galėtume prisidėti, kad daugiau būtų robotų rankų, mažiau puotkelių. Ir galvom įvairiausiai iš tikrųjų būdų, nuo programavimo mokyklų vaikams kartu, kur su verslumu būtų galima ugdyti ir šitą įgūdį, iki aplikacijų, iki nuosavų platformų ir sakom, ne, čia yra nesąmonė. Iš tikrųjų mes pradėsim daryti veiklą, kuri yra visiškai nemūsiška, mes tam sugaišim begalės laiko ir didžiausia problema mes įsivardinam savo, kad mes niekada neturėsim
kaip vykdyti kokybiškai sklaidą. Nu, ta prasme, tu gali mesti labai didelius pinigus į reklamą, kad kiekvienas ten mokytojas išgirstų ir ką, ir jis tada ten savarankiškai kažkaip bandys prie tos platformos prisiregistruoti ir kažką veikti. Ir taip nusprendėm, kad negalime mes tokiu keliu eiti, nes čia bus visiška nesąmonė. Taip mes nieko nepasieksim, supratom, kad mums reikia partnerių, kurie turėtų galimybę ir kokybišką produktą sukurti ir ateiti iki mokytojų. Dėl man buvo, nežinau, ar tu žinai ar ne, bet čia mano tas mąstymas atėjęs yra iš mano ankstesnės veiklos, nes aš ankstesniam darbe esu prisidėjus šiek tiek prie komandos, kuri leido vadovėlį ekonomikos. Ir tas vadovėlis buvo labai sėkmingas produktas, per keletą metų patengęs 70% mokyklų. Čia podcastas, čia galim šnekėti, Laisvosios rinkos institute. Taip, ir tenais ekonomikos vadovėlis buvo ekonomika per 31 valandą ir iš tikrųjų ten labai sėkmingai, visiškai privačiom lėšom, per keletą metų 7% mokyklų mūsų padengė. Tai buvo rezultatas, mano manimu, tikrai labai geras. Ir kai prasidėjo COVIDas ir trūko tų skaitmeninių produktų, tai buvo vienas iš tų tokių vadovėlių su mokytojų knyga, kuriam nereikėjo išsikraustyti per vieną dieną į internetą, kaip visom kitom ugdymo priemonėm. Ir man iš tos patirties, aš ką labai gerai įsiminiau, kad darbas didysis buvo ne vadovėlį parašyti, neatnaujinti kas metai, o rasti, kaip mes jį galim platinti per mokyklas ir koks gali būti tas tinklas mokytojų, kaip organizuoti jų ugdymo veiklą. Tai va, tai būtent per tokią prieigą mes irgi nusprendėme, kad mums tikrai reikia stipraus partnerio, kuris tuos kontaktus turi. Ir aš šiaip labai džiaugiuosi, kad Monika ir Junior Achievement kartu buvo tie verslai, ar ne, kurios mums pavyko prisitraukti, vykdyti šitas veiklas, organizuoti šitą veiklą, nes mes ne tik tai turim labai stipraus privataus žaidėjo lyderystę, galima sakyti, kaip čia valdiškam projekte, ar ne, vieną iš globalių lyderių, aš sakyčiau, bet ir turim tikrai tokius partnerius, kurie pažįsta labai gerai klientą. Gal keletas dalykų čia Ieva taip mandagiai pasakė, sako, mokykla gal IT. Čia buvo mano idėja, kai mes atėjome į ministeriją. Sakau, darom komandai IT mokyklą vaikam. Ir visi taip, ne, Aušrinė, nedarysim. Nu, taip net nepasakė, iš tikrųjų tiesiog švelniai kilino mano ambicijas, bet kita vertus, na, ta prasme, mano idėja buvo gal, ir mes ją gal dar padarysim kada nors, tikiuosi, nebūtinai čia valdžia turi daryti, čia daugiau gal net ir privatus verslas, bet kartu kažkaip kooperuojantis, kaip yra tie centrai. Ne tik codingo, robotikos, bet bendrai IT skillsų centrai ir vakarų Europoje, ir Armėnijoje labai beje veikia puikiai, kur vaikai ateina, įgyja naujų žinių ir taip toliau. Tai kažką tokio man norėjosi daryti ir kita vertus gal čia daugiau švietimiečių laukas, daug resursų reikia, tada vat su Ieva. Ir jos komanda, mūsų komanda, ir pradėjom su tais kalbėti, kas žino industriją, vedliais, Junior Achievement ir ta skaitmeninio verslumo programa. Ir kitų žaidėjų, ir su Angim kalbėjom, tikrai tokį pasidarėm inventorizaciją, kokie tie produktai yra, kas yra jų naudotojai ir kaip jie į tą mūsų verslumo programą įsikorporuoja. O šiaip apie tai, ką mes dar ugdom, tai mes ugdom seniorus per prisijungusią Lietuvą, per mūsų IVPK platformą, iš esmės bibliotekose. Bet va tenais jau buvo irgi tinklas bibliotekų, kur gali ateiti žmonės, aiškus labai prieigos taškai, populiarūs toje amžiaus grupiai, tai moksleiviams mes tokių bibliotekų turbūt nelabai turėjome, dėl to ir pasirinkome. Apie seniorus būtinai reikės pasikalbėti, nes čia yra ateitis šiaip ir gal jau net ir dabartis, ar ne, ilgiau žmonės gyvena, technologijos skverbėsi ir darbo rinkoje dalyvauti skatina, tai labai gerai. Šarūnai, gal dar irgi iš šokį pokalbį, tai kaip tu matai, kokia čia to eteko ateitis Lietuvoje, net ir globaliai žiūrint, vis tiek gana nišinė sritis, su visa pagarba, bet žiūrint ar ne, ir tą market share ar ne globalią, kaip?
Ja, šiaip... rinkos dalį, vat, lietuviškai, tai jo, gal kur toliau. Ir kas yra tie stiprus jau, nežinau, tos stiprios ekosistemos, kurias tu išskirtum, kur galėtume mes gal dar pasižiūrėti kaip į pavyzdį. Šiaip problemėlė yra tame, kad rinka yra esminis dalykas etekose ir čia yra didelė problema ir Lietuvai. Mes turim be galo protingų žmonių, stiprių žaidėjų galimai, bet tada rinka nesužaidžia iki galo ir būna labai sunku. Tai kai mes žiūrim, pavyzdžiui, unicornus, tai mes matom Indiją, Kiniją, Ameriką. Čia kalbu apie teko konkrečiai unicornus ir turim netyčinių keletą, ten vienas Izraelį, kitas ten kažkur ten dar tokių porą, kurie netyčiukai ištikė yra. Iš esmės, rinka... Bet Izraelį matyti nėra netyčia. Izraelį nėra netyčia, jo. Turint omeny jų investicijas į R&D ir startupų ekosistemą. Ir šiaip mes su ETEC centru keliavom ir su ETEC asociacija Izraelį nesenai prieš metus plius minus ir ten matėm ir tų IT mokyklų, apie kurias čia užsiminė šiek tiek ir šiaip tikrai jie tą ne tik PR gerą daro, bet ir iš esmės ties ekosistemą dirba. O kalbant čia Lietuvoje, tai tas rinkos iš esmės dalykas truputėlį žaidžia, tai yra sunku šiek tiek alkūnintis tarpusavyje dėl tų kelių mokyklų ir kelių moksleivių, bet man atrodo, kad galima būtų kitaip šiek tiek pažiūrėti, nes to proveržio, pripažinkim, vis dar reikia. Kaip yra, mano akimis yra labai blogai. Blogai, kuria prasme? Tiesiog kalbant apie švietimo bendrą sistemą. Ta prasme yra, mes mokom vaikus. Tiesą sakant, nežinau nei vieno žmogaus, kuris pakeltų ranką ir pasakytų, labai gerai švietime. Jo. Bet žinai, nėra gal ir taip labai blogai, kai matai Monikos vedlius ar tas robotinės rankas, kai mes matom, kurias vaikai atsiveža. Aš gal žiūriu pragmatiškai iš tos pusės, kur reikia pokytį daryti. Ir jeigu matau, kad reikia kažkur daryti, tada sakyčiau, kad galima geriau, gal taip vadinkime. Aš gal čia neišreiškiau kažkaip... Galima tikrai pamatyti šviesulių ir tie patys vedliai ar ten kiti teko startuoliai daro puikius darbus ir viskas yra su to gerai. Bet pokyčių ir toliau reikia. Ir man atrodo, kad čia, kaip irgi, kodėl mes čia į minę kalbam apie tekus, nes čia nėra vien švietimo, mokslo, sporto ministerijos klausimas. Ten yra vieni dalykai, bet mums reikia kažkokios finansinės pagalbės, kad tie startuoliai galėtų atsirasti, nes inkubuoti, akceleruoti startuolį Lietuvoje, kuris neturi rinkos, yra žiauriai sunku. Tai reikia kažkokio būdo, kaip tą galima padaryti. Ir jie ten tarpusavyje, kad ten kovoja dėl tų kelių mokyklų, irgi tada reikia kažką sugalvoti, kaip mes čia galim tą krepšelį paskirstyti vienodai, kaip mes čia galim kažkokį, nežinau, eilutę padaryti biudžetą, kur ten ne tik vienam startuoliui ar ten keliem išeitų, bet galėtų mokyklos rinktis, nes jos negali kartais. Aš tokį provokatyvų klausimą, gal kaip ministrė neturėčiau uždavinėti, bet užduosiu. Tai vis tik tai, ar jūs manote, kad be valdžios įsikišimo eteko sritis neveiktų? Ir ar tikrai taip yra? Nes jūs sakot maža rinka. Taip, maža, bet kaip Monika įžangoje sakė, juk produktas tai globalus, čia technologijų sritis, tai tame ir esmė, kad tai yra universalus produktas visiems. Tai ar tikrai, nors paskui galėsim papasakoti, kokių priemonių yra, nes jų yra ir mes darom, bet ar tikrai valdžia jau čia turi viską padėti ir su tom pagalbėm, kaip tu sakai? Ne, aš gal čia turiu tokį norą, kad visi šiek tiek prisidėtų, bet yra ir geras įsikišimas, ir blogas įsikišimas. Tai pavyzdžiui, su ETEC Estonia kalbėjom nesenai, per Educated mūsų renginį, kurį irgi atkeliavo sveikinimo kalbas, kaip kažką esu dėkingas. Tai iš esmės jie sakė, kad pasirašė neseniai Memorandum of Understanding su jų čia politinėm institucijom, su vyriausybė, kad jie nekurtų etekų. Labai gerai. Tai yra labai gerai. Mes nėra baisiau tikriausiai. Jo, bet vėlgi... Centrinis planavimas pradeda kurti atitekus. Čia jau asmeninė nuomonė mano. Jeigu mes čia turėtume kažką iš švietimo ministerijos, jie ko gero turėtų savo kitą nuomonę, nes yra ten RRF fondai, yra projektai, kuriuos jie turi gyveninti ir daryti ir kurti, bet mes žinom, kas atsitinka, kai tu turi projektą. Jisai baigės. Ir žinom, kas būna produktui, kai baigėsi pinigai. Jisai būna labai blogas produktas. Ir tada žinom, kas tada būna, kaip ir sakė Monika, tada būna tai, kad mokytas nusivylęs, nes dabar turi kažkokią nesąmonę, kuri neveikia, 2 metus panaudoja, buvo gerai, niekas nepatobulėjo, o dalykai keičiasi, reikia ten customer supportą geresnį, reikia biškitech kažką naujo ten atnaujinti, reikia dar kažko. Tai yra tas blogas įsikišimas imti ir kurti etekus ir sakyti, kad va mes taigi turime etekus namie.
Tai nereikia čia kažko kito, bet yra geras įsikišimas. Nu, vat, akceleratorius, kuris tikiuosi bus specializuotas, kuris inkubuos ir akceleruos švietimo startuolius. Gali būti gal krepšelis šiek tiek skaitmenai didesnis, kur mokykla galėtų rinktis tada ne tik vieną produktą, o galbūt keletą nusipirkti, arba 3 arba 4 išbandyti. Ar gal jie gali kažkaip tenais juos rotuoti, galbūt gali dar kažkokia kita, nežinau, ten hackathoninė whatever sistema, kuri galėtų padėti tiesiog atsirasti tiem startuoliam ir jie, gal politinis dėmesys gali būti didesnis, sakyti, kad čia žiūrėkit, prisimetam visi, čia mūsų visų darbas, kaip Vladas Lašas, ten mokytojams skiria 10 000, tai gal mes galim švietimo startuoliams sakyti, vat sukuriam kažką, gal galim globaliai padėti juos išnešti kažkur, vat kaip vedliai varo į Ameriką, gal gali daugiau startuolių tą padaryti, mes turime eksportuoti, jeigu norim čia tą, vadinkim, pridėtinę vertę aukštesnę kurti. Bet čia mes, man atrodo, jau kalbam apie labai tokius sofistikuotus dalykus, tą proaktyvę pagalbą. Bet šiaip tiesiog be valdžios sprendimo yra neįmanomas ateimas, man atrodo, į daugelį mokyklų, nes tos programos ugdymo yra nepakankamai uždaros ir kad tu ten prasibrautum kelią, tai nėra taip lengva, ypač ateiti su tokiu nauju, inovatyviu Gutenbergo presu produktu, taip ir pakonkuruoti ten su pratybos 7 klasiai, kur ten tik tai viršelis gal keičiasi kas keletą metų, o turinys nelabai, ar ne? Tai yra politiniai sprendimai, ar ne, kiek mes įsileidžiam, kiek mokytojai patys turi galimybės pasirinkti produktus, ar ne, iš kurių dėsto, kiek leidžiam mes integruoto ugdymo, pavyzdžiui, kur eina visas inovatyvus ugdymas į integruotas pamokas, ekonomika, pavyzdžiui, integruota, ar pilietiniai mokslai integruoti į kitas pamokas, nes ne taip, kad, žinot, kur būna, sako, į matematiką mes integravom ten kažkokius tai kitus mokslus, tai ten Marytė perka informatiką, tai Marytė perka nebe obolius, o kompiuterius. Tai čia juokas jokiais, bet iš tikrųjų. Tai čia... Labai Monika spurda, jau jinai kokias 5 minutės lipa iš tą ekraną. Prašau, Monika. Ne, viskas gerai. Aš galvoju irgi tavo klausimą, kaip atsakyti, Aušrinė, kad žinoma, taip. Manau, kad valstybės ypatingai Lietuvoje, kuri visiškai atsakinga už švietimo finansavimą ir kokybę, tai ji turi būti suinteresuota, kad kokybiški verslai kurtųsi, nes verslas iš principo yra tvaresnė priemonė, kuriant kažkokį tai pokytį, ne? Tai ne tik tai kalbant apie švietimą, bet ir kitur. Ir jeigu Lietuvoje verslas neturi biudžeto eilutės kažkokios, tai va, pavyzdžiui, kaip švietimo startuolė, jeigu neturi biudžeto eilutės mokyklos biudžete, tai tiesiog arba nepradės kurtis, arba daug pradės anksčiau kurtis kitose šalyse ir jokios naudos tuo atveju Lietuvos švietimo sistemai neatneš. Nes mes iš tikrųjų darom savo meškos paslaugą, kurdami ir Lietuvoje, ir kitoje šalyje, nes mes darom dvigubą darbą. Tai nėra paprasta, tai čia toks, sakyčiau, kaip bendras interesas, kaip infrastruktūra, nežinau, kelių investuoti ir panašiai, tai yra tikrai bendras darbas. Ir va, pavyzdžiui, kaip verslumo skaitmeninio programos atveju, tai čia didžiausias laimėjimas yra, kad yra ta privati ir vieša partnerystė, kuri efektyviai veikia, nes yra bendras tikslas, bendra nauda. Ir jeigu kalbėti apie tą rinkos dydį, tai Lietuva yra maža, bet daugumai produktų, daugumai verslų, ir čia nemanau, kad čia yra kažkokia problema, bet švietimo startuoliai, tai yra trilijoninė rinka švietimas. Ta prasme, Amerikoje vieno moksleivio metinis krepšelis vidutiniškai labai skiriasi tarp valstijų, yra apie $15 000. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad galima paimti $10 nuo kiekvieno moksleivio Amerikos rinkoje arba ten nuo 10% moksleivio, tai mes jau kalbam apie milijoninius verslus. Ir didysis iššūkis Europos valstybėms yra, kurios labai buvo taip centralizuota, ta švietimo sistema turi, kaip atlaisvinti ir įsileisti daugiau sprendimo priėmimo mokykloms, kokius produktus jie perka, nes kitaip labai bus sunku inovuoti švietimo srityje. Tai čia sakyčiau, kad aš matau EdTecho ir kaip potencialą, ir kaip startuolių srityje, ir viešam švietime, bet mes, aišku, turime suprasti, kad EdTechas nėra tik tai mokykla. EdTechas yra ir universitetai, ir suaugusių, ir viso gyvenimo mokymas, ir ten ir vyksta
crazy dalykai, nes aš tikrai nežinau, ar skatinsiu savo vaikus rinktis universitetą, jeigu jie neturės labai aiškios motyvacijos, kodėl būtent į tą ar kodėl, nes yra tiek daug gerų, kokybiškų ir aktualių mokymosi alternatyvų, norint įgyti profesiją, žinias ir panašiai. Tai tikrai labai labai daug tektoninių sujudimų įvyko pandemijos metu ir man atrodo, mes esam dar tik tai pradedam suvokti, ko mes čia prisidirbom ir kaip iš tikrųjų mūsų tas ateities švietimas atrodys. Tai aš esu labai labai, kaip pasakyti, susidomėjusi, nes labai labai įdomu, o jau nekalbu jau apie dirbtinį intelektą, kuris išvis išjudina savoką, kas yra ugdymas, nes mes turėjom mokytoją prieš klasę ir tai jau nebeveikia, tai vaikams yra neaktualu, nebeįdomu, tai kaip mokytojas gali darbinti technologijas, kad jisai būtų klasėje, o technologija asistuotų vaikam. Tai man labai labai įdomu stebėti šitos srities augimą. Aš apie tas crazy dalykus dar norėčiau paplėtoti. Tai iš tikrųjų tas bandymas mūsų buvo įveikti ne tik tai tą skirti tarp, nežinau, tų rankdarbių ir technologijų, bet po to matom, kad yra truputėlį regioninių tokių įvairiausių skirčių, ar ne, kad miestuose, kur yra, pavyzdžiui, privačios ugdymo įstaigos populiaresnės, arba tiesiog šiaip mokytojams gal didesnis pasirinkimas tiesiog įvairių veiklų, mokymų ir panašiai. Tuo tarpu iš regionuose tai jau dominavo visa manufaktūra. Tai mes galvom kažkaip kaip tą skirtį įveikti ir kalbam dabar apie tos crazy dalykus. Tai su Monika kaip tik penktadienį turėjom galimybę būti garbingoj komisijai, kuri jau vertina mūsų 15 pačių geriausių tų komandų, kurie kūrė tuos skaitmeninius verslus. Tai vienas dalykas supratau, kad buvo yra didžiulis liūdesys, kad tik 15 komandų galėjo pasirodyti ant Litexpo scenos ir kas, nežinau, nėra buvę Litexpo, įsivaizduokit, kad 5-8 klasių vaikai lipa į sceną, tikrai to žodžio prasme, prieš kelių šimtų žmonių auditoriją ir įveikia tą savo jaudulį, vienas dalykas, kas irgi yra labai labai nuostabu ir ko mes per mažai darom ugdymo sistemoje mūsų nuo mokyklų iki universitetų ir pristato savo verslo idėjas. Ir tos verslo idėjas, tai, buvo tikrai raunančios stogą. Ten koksai nors taupimo appsas atrodė mums jau toks truputėlį šitų matėm šiandien 2, tai aš juokauju, tai vis tiek yra fantastika. Jo, bet reikia suprasti, kad buvo komandos, kurios pristatinėjo aplikacijas skirtas dronų lenktynėms, kur galima pasirinkti dronų sales, aš nežinau, kaip čia net pavadinti, aš tikrai... Nemoki net savai žodžiais pasakyti, kas ta karta. Tai aš negaliu pasakyti, bet žodžiu, dronų lenktynėms skirtos salės, kur tu gali kartu matyti pamokas virtualias dronų lenktyniavimo, taip pat užsiregistruoti, jie jau turėjo net išvystę bendradarbiavimą su, kaip mes jau, David iš Lenkijos, tai jie jau galvoja tikrai apie globalų verslą. Kažkur Lenkija yra irgi kitas 7-tokas, kuris galvoja štai apie partnerystę appsą. Ir tai yra nerealu visiškai. Ir tai yra taip smagu, kad tikrai tie vaikai buvo ne tik tai iš Vilniaus ar iš Kauno, jie buvo iš Skuodo, iš visų Lietuvos kampų ir man atrodo, mums tai rodo, kad mums pavyko tikrai nunešti į mokyklas, gal dar ne kiekvieną, bet potencialas tai yra didžiulis ir tas multiplikavimas šitos programos kitais metais, aš manau, jis tikrai bus svarbus žingsnis mums tikrai kūrent naują tą kartą tiesiog moksleivių ir jų skaitmeninių verslų. Aš pati praėjau, tai ten visą tą mugę, ten buvo tik, įspūdinga. Šiaip kasmet yra įspūdinga, bet šiemet, jeigu anksčiau tu jau vis paminėjai tos padėkliukus, bet šiaip labai tvarumo daug visą laiką buvo, ten, žinai, džemperis iš cigarečių filtrų, sakykime. Filtrų, taip, ne tas kitas žodis. Tai, kodėl ne inovacija, ne? Bet šiemet buvo ir tvarumas, ir skaitmena tokioje darnoje ir tai viena vertus džiaugiamės, kad tie mūsų prioritetai kaip ir atspindėti, nes kaip finansuodami programą mes norim tam tikrų rodiklių, bet kita vertus tai amazing, kiek žmonės sukuria visko. Ir kitas dalykas, kaip tas geras pavyzdys
įkvepia, aš tai išduosiu. Monika buvo atvykus į renginį su vaikais ir jos vaikai, jie tiesiog negalėjo atitraukti akių nuo tų pristatymų. Jie vis norėjo irgi pasimti lyg ir telefoną, lyg ir eiti žaisti kažką, bet jie visą laiką grįždavo stebėti tų pristatymų, išbandyti tų prototipų, nes mums ir prototipai buvo pristatomi, ir pabandyti ten tas įvairias programėlės. Ten viena leidžia drabužių derinę pasirinkti į darbą, tai kita leidžia, kaip jau minėjau, taupyklę, trečia yra egzaminams pasiruošti, konkurentas auga jau Šarūną verslam. Bet tikrai nuostabu ir tai yra, aš tikrai rekomenduoju, kitais metais kviečiu visus tiesiog su šeimomis, šiemet jau net girdėjau ir bilietų nelabai buvo likę, bet kas turi ir jaunesnius vaikus ateiti į Litexpo ir pasižiūrėti, ką daro ta karta, nes tikrai matosi, kad užsikrečia tiesiog ir kiti vaikai tai kūrybai. Aš kaip tik norėjau sakyti, kad visi, kas nori atsigaut, reikia eiti į šitą mugę. Gruodžio mėnesį mes ją darom, galutinis metų renginys ir atviras visiems, nes ten atrodo, kad kažkas atidarė langą ir įėjo daug gaivaus oro. Aš Aušrinę turiu išduoti. Aušrinės darbotvarkė, aišku, kaip visuomet yra klaikiai prigrūsta ir jinai susiplanavo valandą laiko šitam renginiui, kas pagal ją yra šiaip tikrai nemažai. Daug, taip. Ir aš komandai sakau, paskirkim 1,5 valandos, jai tikrai patiks, pamatysit. Ir mes atvažiuojam į parodą, Aušrinė po 15 minučių sako, žinokit, pastumkit kažką ten į priekį, tikrai aš noriu čia ilgiau pabūti, nes tikrai tas renginys yra šis tas, tai yra tikrai labai labai įdomu ir įkvepia ir bendravimas, tai žmonėm tu matai, kad jie visai yra kitokia negu, atsiprašau, mes, kad buvom turbūt mokykloje. Čia dabar jau skamba kaip labai niūriai, bet apie labai save, gerai. Optimistiškai apie ateitį. Monika paminėjo dirbtinį intelektą ir mes būtume neadekvatus, jeigu nepašnekėtume nieko apie dirbtinį intelektą švietime dabar. Ir gal truputį atsispiriant nuo tai, ką tu Ieva sakė apie mugę, praktiškai, kiek man buvo pristatyta tų idėjų, aš aišku ne viską peržiūrėjau, ne visą mugę praėjau, bet kiek mačiau, labai daug prototipų, svajoja būti grįsti dirbtinio intelekto algoritmais. Ar tai ten sudėliosim mes tau dienos aprangą su appsu, tu nusifotkink savo spintą ir taip toliau, ir dirbtinis intelektas viską parinks. Žodžiu, jau vaikai apie tai mąsto. O kaip jūsų vertinimu, į Šarūną ir Moniką kreipiuosi, kaip jūsų vertinimu Lietuvos mokyklos šiuo metu, kokia yra foto nuotrauka priimant dirbtinį intelektą? Gal, kol dar mastot, porą žodžių pasakysiu. Kiek pas mus čia buvo ir moksleiviai ateina kartais į ministeriją ir patys į mokyklas važiuojam, maždaug 50% vaikų pakelia ranką, kai paklausiu, ar naudojate ChatGPT. Kiti meluoja. Galbūt dalis meluoja, nes kai kurie mokytojai sako, ką jūs čia vaikai, taigi sakykit, kaip yra ir taip toliau. Dalis mokytojų nežino nieko apie tai, o dalis yra, čia ir tavo Monika beje renginyje prie manęs buvo priėjusi mokytoja ir sako, aš jau čia telkiu bendruomenę, kai Šedoryse dirbtinio intelekto mokytojų, kurie, palaikytojų švietime. Kaip jums atrodo, kaip dabar yra? Kas bus? O ką darysim, pakalbėsim dar apie tai. Nežinau, Šarūnai, gal nuo tavęs. Gerai. Tai dabar tai yra politinis klausimas, man atrodo, esminis. Tai iš esmės mokykla sprendžia, kur naudoti, kada naudoti, kiek leisti naudoti. Ir manau, kad jau po truputį tikiuosi bent jau, kad prieina prie to klausimo, o kur mes tada sakom ne. Tai dabar apie politiką jau vyksta veiksmas. Pradžiai dar buvo, kas tai yra, dabar apie politiką. Ir man atrodo, kad bent jau kiek teko, čia ne tik mokyklos ir su dėstytojais, bet ir mokyklose, aš ir tokias apie skaitmenizaciją pranešimus mokytam darau tiesiog nuo asociacijos kaip dovana, kad galvotų apie tai. Ir panašu, kad jie ieško ir savo būdų pasilengvinti kasdienybę, vis išlenda ten per vienas kitas, kuris sako, aš ten kažką transkribuojuosi, aš ten kažką susitaupau savo laiko, pats klasėje, kad galiu panaudoti. Bet iš esmės klausimas politinis, kur mes naudojam, kada naudojam ir kol kas tokio, kad ten, sakykime, nežinau, su kryžium ten nuo to bėgti dirbtinio intelekto nėra. Švietimo startuoliai lygiai taip pat ieško, galvoja būdų, kaip čia įmanoma tą įtraukti, atsiranda įvairiausių įskiepių. Pavyzdžiui, Sokratis man labai patiko įskiepis, mes buvom, bet čia vėlgi važiavom su asociacija ir su ETEC centru, švietimo agentūra,
į Londoną, ten didžiausias expo yra ETECO. Nu ir ten matėm, realiai šiaurės šalių irgi sprendiniai, kurie turi savo kažkokius dirbtinio intelektų įskiepius jau individualizuotas programas ugdymo. Nu ir tada ten koks nors Sokratis, kuris tu ten užduodi klausimą, arba jis tau užduoda klausimą ir tave tyzina iki to, kad tu atsakytum pats. Tai toks dirbtinis intelektas, kuris specialiai integruotas į platformą, kuris tau neduoda atsakymą, bet verčia tave galvoti, vis palengvindamas tau šiek tiek, kol tu prieisi galų galiai iki atsakymo. Tai nežinau, mokytojai vis dar yra dramblys kambaryje, kuris yra, kaip čia, uždavus skaitmenizacijos klausimą, karts nuo karto pabūksta, arba ten, nežinau, aišku, gal Monika kitaip galėtų pasakyti, nes turi ten šviesulių, su kuriais dirba ir kitaip gal mato, bet moksleiviai visi naudoja ir manau, kad tik tai daugiau naudos, kaip čia, nebepeisim šito, viskas. Tsunamis įvyko, banga eina, dabar reikia tik tai visiems pagauti ją ir varyti toliau. Tik tai taip, kitaip nieko nebus. Tai mano tokia bent jau kol kas foto nuotrauka dirbtinio intelekto mokyklose. Monika, kaip tau atrodo? Man tai atrodo, kad kaip ir visada, suaugusieji bijo, vaikai jau yra daugiau prisirpę visam. Mes matėm ir dabar. Skaitmeninių toj verslų mūgiai 7-okų komanda pristatė įskiepį, kad tu galėtum gerinti savo lietuvių kalbos rašybą. Galim, man atrodo, komanda vadinasi. Tai reikia suprasti kelis dalykus, kad vaikai ne tik suvokia problemas, kurias jie turi. Tai, man atrodo, vienas didžiausių iššūkių yra nekritinis mąstymas, nes technologija yra tik įrankis šalia veikiantis. Jie ne tik supranta problemas, kurias turi, kaip, pavyzdžiui, kad lietuvių kalba yra sunki ir padėti savo išmokti rašyti. Kitas dalykas, jie pasirenka dirbtinį intelektą kaip pačią karščiausią šiuo metu technologiją, kuri galėtų padėti tą problemą išspręsti, ir jas apjungdami, jie ateina ir pristato, sako, mes norim daryti ir galbūt eiti į kitas rinkas ir panašiai. Tai daro 7 klasėje, besimokydami Vidurio Lietuvos mokykloje, nes toj skaitmeninio verslumo mūgiai, ypatingai, kur startuolių prototipus vaikai prastinėjo, tai aš po to su mokytam kalbėjom, tai buvo vaikų, žinokit, kurie pirmą kartą į Vilnių atvažiavo. Ir jų pirmas atvažiavimas į Vilnių yra staiga savo startuolio prototipo pristatymas Litexpo scenoje. Tai aš apie tokį proveržį švietime noriu kalbėti kiekvieną dieną. Ir dirbtinis intelektas, mes turim suprasti, kad tai yra toks pat tektoninis lūžis kaip interneto atsiradimas. Tai yra visą internetą keičianti ir mūsų skaitmeninę patirtį keičianti technologija. Ir aš į dirbtinį intelektą žiūriu kaip į dar vieną smagų kalnelį, dar vieną atrakcioną, kurio norisi pasivažinėti. Ir mes su Verlių programa dirbtinio intelekto kūrimo mokyklose mokom jau 3 metus. Tai jau 3-okai, 4-okai mokytojai, su kuriais mums dirba dar prieš ChatGPT pristatymą, jau bandėsi neuroninių tinklų prototipų kūrimus ir panašiai, nes man tai atrodo, kad čia yra ne klausimas, čia yra, jeigu tu išmokai ABC, tai turiu išmokti ir fundamentų dirbtinio intelekto kūrimo ir būti ne tik pasyvus vartotojas, bet ir suprantantis ir gebantis tai vertinti. Aš galvoju, tikiuosi, kad kitas projektas bus ne tik skaitmeninio verslumo, bet ir būtent dirbtinio intelekto kūrimo ir duomenų suvokimo moduliai mokyklose, kad tai taptų higiena, nes tai yra per daug didžiulė galimybė mums kaip mažai šaliai, o mokytojams tai yra iš tikrųjų galimybė gauti efektyvesnę technologinę pagalbą klasėje, nes jeigu tu ateini į klasę su 30 vaikų, tu turi utopinius šansus kažkokią tai individualizuotą ugdymą pateikti arba asistuoti tikrai įvairiem poreikiams vaikų. Jau nekalbu apie vaikus, kurie turi specialiųjų poreikių, bet poreikių yra įvairiausių. Vienas yra vaikas lėtesnis, kitas yra garsesnis, kitas yra gabesnis rašymui, kitas yra tiesiog sunkiau pradedantis, 4 yra tiesiog toks nedrasus, kad kol sugalvoja idėją, pusę pamokos praeina. Tai visose šitose vietose tą pedagoginę, techninę dalį gali jau asistuoti dirbtinis intelektas. Ir mes patys irgi kūrėm dirbtinio intelekto asistentą, vedlio asistentą, kad asistuoti mokytojų klasėje ir dar labiau pastiprinti mokymosi patirtį klasėje. Nes mes, man atrodo, iki šiol turėjom tokią švietimo sistemą, kur tau svarbu ateiti ir įdėmiai klausytis. Bet taip nebeveikia. Tu mokymosi procese turi dalyvauti.
Ir čia mokytojui vienam bus per daug sudėtinga tai padaryti, mokytojui ir dėstytojui ir bet kuriam kitam žmogui. Ir dirbtinis intelektas, manau, sklandžiai per artimiausią 5 metį, sklandžiai tai sakyčiau su visais dalykais, kurie išlenda, kai kuri nauja inovacija, kuo sklandžiau įsilies tikrai ugdymo procesą. Tai tuos, kurie dar bijo, tai drąsinčiau pradėti jaukintis, nes čia nėra klausimo, taip kaip ir su mobiliom programėlėm ar internetu. Tai čia mes kaip aš Arūnui pritarčiau, mes neturim pasirinkimo. Tai labiau apie tai, kad pradėti ugdyti tą kritinį mąstymą. Ir iš tikrųjų su mokytojais dirbti yra be galo nuostabu, nes tai nėra lengvas darbas, bet kai tu vieną mokytoją įvedi tai jis artimiausius 10 metų dirbs su 1000 vaikų. Tai įsivaizduokit, kokio masto poveikis yra, padėjus mokytojui peržengti tą technologijų slenkstį ir jas prisijaukinti savo kasdieniam darbe. Ačiū, mes iš tikrųjų šnekamės jau apie valandėlę ir matyt reikės kažkaip sukti į pabaigą. Gal dar keletas minčių apie dirbtinį intelektą. Čia apie švietimą šnekam. Tai viena vertus atrodo, kad turėtume, kaip Lietuva, daugiau laiko skirti negalvojimui, filosofijai, kaip sustabdyti visą tai, bet, kaip ir tu sakė, ar ne, banga atvažiavo, kaip ją pagauti ir kuo daugiau įdarbinti, juolab, kad Monika išvardino tuos daugybę argumentų. Kita vertus, jeigu pasižiūrėtume bendrai dirbtinį intelektą, aš net nesu tikra, ar tai yra interneto analogas, tai yra ekspertų, kurie sako, kad tai yra ugnis, kaip žmonija išrado ugnį, tokio lygio inovacija net nesinori sakyti, kažkas daug didesnio, ar ne? Kur viena vertus, čia mano interpretacija, gali susišildyti, kita vertus gali viską sudeginti. Tai apie tokio lygio pokyčius mes matyt globaliai šnekam, kas yra dirbtinis intelektas ir visi tik tai dabar atsibudo, čia GPT, ar ne, kiti generative AI įrankiai, vadinasi, visi pradėjo suprasti, kas tai, kaip praktiškai tai atrodo, bet kad, yra visas mašinų mokymasis ir taip toliau, tai yra dar atskira didelė tema ir man labai patiko, ką tu, Monika, pasakei, kad mes turim būti ne tik naudotojai švietime, tai pirmas dalykas, ar ne, ir gaudyti tą bangą, bet kita vertus vaikai turi tapti ir kūrėjais ir čia jau yra visiškai kitas lygis, ta prasme, čia jau ambicijų 10-mečių ir 20-mečių. Tikrai matau, aš tikrai matau, kaip pas mūsų šalyje gali egzistuoti tikrai ne vienas, o 200 vintedų, nes mes esame maži, kompaktiški ir mūsų tas kūrybinis potencialas ir tai, ką atneša dirbtinis intelektas, tai tikrai išlaisvina mus tikrai pasiusti globaliam technologijom pasaulyje. Tikrai galim artimiausią 10-metį, aš kai pagalvoju apie tai, ką mes nuveiksim per artimiausią 10-metį, tai man plaukai šiaušiasi iš džiaugsmo, kad mes dar tik tai pradedam. Super, ir tikimės, kad ir Šarūno, ir Monikos startuoliai, ir sėkmingai skeilins, ir vieną dieną išeis į laukus kaip vienaragiai ganytis. Paskutinis dalykas gal, čia truputį paprovokavau jūs, o tai ar čia tikrai valstybė turi kažką daryti ir pateikėt tikrai nuostabius atsakymus, tai gal porą sakinių, ką mes darom. Iš mūsų pusės mums atrodo, kad valstybė neturi kurti naujų produktų, aš asmeniškai tuo netikiu, juolab tokioje srityje, aš suprantu, gal dar kokio infrastruktūra, energetika, bet tvarkoja strateginės investicijos, bet švietimo technologijų srityje yra tiek daug privačių idėjų, tai jų galima tiesiog sukurti tam tikrus įrankius, pasibūstinti visą tą iniciatyvą ir tą progą mes, kaip čia Šarūnas, Monika tai puikiai žino, bet gal tie, kas žiūrite, nežinote, mes paleisime specializuotą akceleratorių švietimo technologijų startuoliams, EdTecho startuoliams, inovacijų agentūra tą darys, 1 milijonas eurų, suprantam, kad gal tai nėra labai dėli pinigai, bet kita vertus, 1 milijonas eurų, sakyčiau, nemaži pinigai, ypatingai pradedantiem verslam, tikiuosi ten
pavyks pasinaudoti, o mums tikiuosi pavyks paleisti, nes biurokratijos yra 4 aukštais. Iš tiesų, ir dar tuose specializuotose akceleratoriuose, kuriuos ruošiame, yra ne tik švietimo programa bus, bet ir GameTecho ir kas irgi beje susiję, tarp kitko, ir IT bendresnis akceleratorius. Iš kitų dalykų tai yra viskas, ką jie daro kartu su moksleivių verslumu ir skaitmenizacija, nežinau, ar dar nori. Taip, tai tikrai tos programos suplanuotas ir kitiems metams. Mūsų tikslas dabar programą pilotinę, kurią atnešėme į tas kelias mokyklas, startavom su 20 mokytojų, padaryti tikrai didelio masto pokytį visoje Lietuvoje. Ir aš taip jau paslapčia svajoju apie tos programos išplėtimą į 9-12 klasės, nes mes nežinau, ar sakėm ar ne, bet kiek mūsų žinios leidžia teikti, tai yra pirma tokia programa pasaulyje 5-8 klasių moksleiviams. Visi patvirtino, ir Monika patvirtino, ir Junior Achievement patvirtino, kad tinkle nėra kitų pasaulio šalių. Tai labai smagu, kad pradėjom su tokiais jaunais klientais ir dabar tikimės nunešti ir į vėlesnės klases, nežinau, ar kitą metą, gal šiek tiek vėliau, bet planuose tai yra. Taip, ir aišku, eksportas buvo paminėta, Šarūnas minėjo eksportą, tai paprastai technologijų verslams nereikia valdiškos pagalbos, tą pastebėjau, gal pagrindiniuose renginiuose dabar Lietuva jau antrus metus dalyvauja ir Web Summit ir Slash'e su stendais, tai žiūrėsim, kas yra pagrindiniai renginiai, kur galim būti matoma kaip šalis, kaip ekosistema, ten lyderystės tikrai bus. Na, o aišku, mokyklų atvirumas jau gal čia priklauso ir nuo savivaldybių, ir nuo švietimo ministerijos. Aš asmeniškai manau, kad turim daryti viską, kad jos atsivertų. Kažkada seniai rašiau bakalauro darbą apie švietimo technologijas. Okay. Ir kaip tik apie tai rašiau, kaip dalis mokyklų atsiveria tam ir dalis ne. O tai buvo labai seniai, kada aš ten baigiau. Tai ne taip seniai, jau buvo internetas. Tai žodžiu, taip ir yra, grįžtant prie Gutenbergo preso, tas, kas atsivėrė, tas augo ir rodė gerus rezultatus, tas, kas bijojo, tas liko, bet dabar tikiuosi, kad jau situacija keičiasi, ypatingai matant 600 vaikų Litexpo užsidegusių nuo, 11 tikriausiai metų iki 12 klasės. Mes vis dar gyvenam, kaip suprantate, visais tais prisiminimais iš verslumo mugės Litexpo, buvo tikrai nuostabu. Tai ačiū Jums labai, didžiausios sėkmės ir Monikai, ir Šarūnui, ir į tau Ieva darbuose. Na, o Jums gerų švenčių, jeigu žiūrėsite mus iki Kalėdų ir Naujųjų metų. Jeigu ne, tiesiog geros kloties ir susitiksime, tikiuosi, kitose mūsų laidelėse. Iki.